Antrąją pergalę Europos regbio čempionate, o kartu ir pasaulio čempionato atrankos rungtynėse iškovojo Lietuvos rinktinė. Lietuviai namuose net 33-0 sutriuškino Šveicarijos ekipą. Tik šiemet į trečiąjį A divizioną pakilusi Lietuvos regbio rinktinė jau nuo pirmųjų rungtynių minučių ėmė demonstruoti akivaizdų pranašumą prieš varžovus. O patyrusi Šveicarijos rinktinė per visas rungtynes taip ir nesurado kelio prie lietuvių vartų. Pirmieji taškai pirmo kėlinio viduryje pelnyti šveicarų gynybą pralaužus Egidijui Petroniui. Taip, pelnomi 5 taškai, Lietuvos rinktinės žaidėjai pelno 5 taškus, 5-0. Įsiveržė į skaitinį plotą. Antrą kartą šiame kėlinyje varžovų gynyboje skylę rado Irmantas Kukulskis. Vidurio puikus Irmanto Kukulskio prasiveržimas, puikiai Lietuvos rinktinės ataka. O kėlinio pabaigoje abu realizacijos smūgius negailestingai pataikė Kęstutis Martišauskas. Pirmasis kėlinys pasibaigė 14-0. Antrąją žaidimo pusę šveicarai pradėjo rimčiau spausti Lietuvos rinktinę, tačiau apsiginti pavyko. O kėlinio viduryje buvo sužlugdytos paskutinės šveicarų viltys pakovoti dėl pergalės. Edmundas Šavinskas drąsiai spaudžia kamuolį į skaitinėme plote. Šavinskas veržėsi ir deda kamuolį į skaitinėme plote. Negalėdami prilygti žaidimu, varžovai dar bandė pranašumą įrodyti kumščiais, tačiau ir čia pasirodė silpnesni. Iš aikštės buvo pašalintas vienas šveicarų komandos žaidėjas. Įgytą kiekybinę persvarą lietuviai išnaudojo dar 2 kartus. Taškus pelnė Mindaugas Grigas ir Gediminas Liutkus. Rezultatyviausias buvo rungtynių pabaigoje dar vieną realizacijos smūgį pataikęs Kęstutis Martišauskas. Iš viso jis pelnė 8 taškus. Tai buvo antra Lietuvos pergalė trečiajame A divizione. Prieš savaitę Lietuvos rinktinė nukovė Andoros komandą. Iš tikrųjų, su Andora mes turėjome labai gerą praktiką Andoroje, truputį susižaidėme, ir šiandieną buvo lengviau. Aišku, gaila, kad net važiavo iš Anglijos labai daug žaidėjų, turbūt 4. Gediminas Martišauskas ir Marius, ir jų trūko, bet laimėjom. Manau, mes labai turim šiuo metu daug ir pajėgių žaidėjų žaisti aukštesniam lygiai, tik trūksta, aš manau, galbūt susikalbėjimo ir tam tikrų stovyklų. Jeigu žmonės galėtumėm suburti vieną vietą, sakykime, prieš čempionatą ruoštis bent jau 2 savaitės, aš manau, mes galėtumėm labai aukštų rezultatų pasiekti. Lietuviams tai buvo 10-oji pergalė iš eilės tarptautinėje arenoje. Diviziono, kuriame be Lietuvos varžosi Andora, Serbija, Šveicarija ir Armėnija, varžybos tęsis 2 metus ir tik stipriausia komanda tęs kovą pasaulio čempionato atrankoje. Jis vyks 2011 metais Naujojoje Zelandijoje. Martynas Grašys, Ramūnas Grumbinas, Vytautas Juknys, Sport 1.